Brangus broliai ir seserys, mėly žemaičiai, su šventomis Velykomis Kristus prisikėlė, aleliuja. Iš kur tas džiaugsmas mūsų širdyse? Kodėl tokia nuotaika? Ogi nepaprasta dovana mums palikta Jėzaus, kuris savo gyvenimu paliudėjo, kad mirtimi nesibaigia istorija, mūsų laukia amžinybė. Mokiniai iš pradžių išsigando, kad Jėzus patyrė tokią dramatišką mirtį, bet štai atbėgusios prie kapo moterys pamatė jį tuščią, nustėro ir išsigando iš pradžių, tačiau suprato netrukus, kas atsitiko. Įdomu, kad prie kapo buvo ir kita grupė, sargybiniai, jie irgi išsigando, jie buvo ten, irgi ėjo pasakyti, kas atsitiko, bet kaip skirtingai jie suprato tą žinią. Jie galvojo, kad tai melas, apgaulė, kūnas pavogtas. Tuo tarpu moterys atsiminė Jėzaus pažadą, atsiminė jo kalbėjimą apie prisikėlimą ir staiga aha momentas. Jėzus gyvas, jis gyvena amžinai ir dabar mūsų pareiga, užduotis ir tikslas dalintis čia džiugiąją naujieną. Taigi, Velykos yra apie pasirinkimą. Kam gyvenimą padovanosiu? Džiaugsmai ar vilčiai, ar liūdesiui ir nusiminimui? Turime apsispręsti. Velykos mus drąsina pasitikėti tą mokinių skelbiama džiugiąją naujieną, pasitikėti Jėzaus pažadu ir priimti jo nepaprastą dovaną, prisikėlimo dovaną, kuri jau dabar mūsų gyvenime gali nešti vaisius, o ką jau kalbėti amžinybėje, mūsų laukiančio tėvo mylintis glėbys. Būkit pasveikinti, brangieji, su šventomis Velykomis, tebūna jos džiaugsmo, įkvėpimo ir nepaprastos paguodos laikas. Aleliuja, Kristus gyvas, jis prisikėlė.